Jo, čia reikia labai stebėti eismą. People are just coming to this bike. Niekai neįsikrauna bateriją. Turiu tokį patį namuose. Visur telpam. Taigi pristatau visiškai Los Andželo vaibą turintis dviratis Jenson X50. 3 kartus pigesnis už Super 73 panašų modelį. Nuvažiuoja net 135 km. Taip pat važiuosime į darbą su dviračiu ir su mašina. Taip kad eikime išpakuoti. Ir man labai įdomu, kaip už tokią kainą, ką mes galime gauti viduje. Pažiūrėkime, kas yra viduje. Čia jau daug kliūnė dėta, kaip ir tam viduose. Visgi gauname aksesuarų dėžutę. Kalėdų senelio šalčio dovaną padėkime. Tikrai svorio yra. Instrukcija. Biškį apsirikau, blembu pridėjo kažkokio šroto. Užraktis. Posūkiai. Atspėjau, pompą už eurą, pripumpuok padangą per 2 valandas. Multi atsuktuvas, visa lempa, posūkiai, dar atsuktuvai, pedalai. Pirmą kartą gyvenime gaunu laikiklį telefonui, pakrovėjas. Tai pirmą įdėkime sėdynę, aišku, ne tik rankom priverškim, tikrai rekomenduoju atsinešti pilną atsuktuvų dėžę. Tada atsukame vairo laikiklį, priveržime, kad būtų tarp tų dantukų. Tada dedame priekinį ratą, iš 2 pusių dedasi po 2 poveržlės, labai reikia atkreipti dėmesį, aišku. Na ir pilnai prisukti reikia 2 raktų. Nepervirš, taigi gana. Viskas dabar jau. Neslaikiau stabdį. Tada dedamas privatsargis, bet nereikia lempos. Nepervergiu. Tu turi daug 100 dviračių, 120 turi. Atsilenkiam šitus laikytuvus, connect, pagal rodiklės prikonektinam. Na ir šalia dedami motociklo posūkiai. Rimti reikalai. Irgi prijungime pagal rodiklės. Aišku, kiniečiai pamiršta pripūsti oro. Na ir pedalai aiškiai parodomi. Dedama baterija ir viskas. Pirmų kaip valina. Nu 5. Eik tu 5. Ar tu žinai, kaip jis valina pirmų? Tai va, atvykom Vilnių. Čia mokyklai klauso Juodo Orkidė, nežinau, net mano laikais jau tokių dainų neklausydavom. Jau pažiūrėsime jo portabilumą. Kaip jisai įsiems. Tikrai portabilu. Tik tai vairą reikėjo išimti. Tai va, jeigu aurise telpa, tai žinokit, kad šitas dviratis portabilus. Spaudžiame čia. Baterija įsijungia, dėgymas ir ekraniukas. Tiesiog, manau, reikia protestuoti, kaip jisai važiuojasi. Aš visą tokį mini testą pasidarau. Gerai, pirmas lygis iki 16. Kadangi daug tų lygių yra, tai dar nuo 3 padarysim per vidurį ir tada varysime paskutinį lygį. Nelabai jisai čia važiuoja, ką žinau. Nežinau, hebra, reikia bandyti 5. O tu kai važiuoja? Ir dusinasi kažko. Atrodo, belenkiek tos galios dar ten yra. Taigi reikia palaikyti 2 mygtukus, nueiti iki P8 ir prispausti skaičių iki 100. Tada nueisiu į P14 reikia paspausti iki 22, irgi maksimaliai. Bet dar ne viskas, yra pasieptas laidukas, kuris yra po sėdynė, tai po galais reikėjo dar kartą atsiveršti tą sėdynę. Ir labai lengvai įsiema baltas ir juodas laidukas, tiesiog iškonektinam ir įdedam juos gražiai. Skambutis. Alio? Tu kur tu esi? Dviračio apžvalgą darau. Gerai atvažiuoju, viskas varau. Na ir pradėsime kelionę nuo 11:34. Pradėjome truputį už Buivydiškių ir tik pravažiavę šitą kalniuką jau matoma Vilnių ženklas. Jau Vilniuje esame po 1 minutės. Ir į kalnį realiai įsivažiuoju. Išsibandžiau žemesnį režimą, nes kadangi vis tiek įsitestuoti norisi, nesinori viską pilnai išspausti. Perėmė prie pirmo šviesoforo. Čia jau reikėjo palaukti, biškį jau nervavausi dėl to viso šito. Labai man patinka Vilniaus dviračių takai. Irgi pagal eismą kairėje atgal. Privažiuojame antrą šviesoforą, kuriam greitai užsidė žalia, bet paskui prie McDonald'o reikėjo vėl šiek tiek palaukti, kas tikrai trukdo visą šitą kelionę po galais. Na ir per 200 km mes jau praleidome 7 minutės. Paskui mes labai įsigazuosim iki Teodoro Narbuto, labai geras tiesus kelias į apačią. Čia įsitraukiau kamerą, tai irgi parodžiau, kad irgi užtruko gan 2-3 minutės, tai tikrai išsiimti. Buvo pusiaukelė beveik įveikta, dabar važiuojame top speedą testuoti. Ir važiuojam, akceleratorių naudoju ir dar nuokaliai, tai čia vapšė. 50, PM1, PM2, PM4, oh my god.
Bent 5 jau niekaip, aš dar bandžiau bet jau jo, į darbą skubam, kas yra crazy, nes gamintojas rašo, kad galima nužiūrėti kem 5 km per valandą maksimaliai. Tai čia jau buvo rekordai tą nuokalnę. Paskui nevažiavau kelio danga, važiavau pėsčiųjų perėjom, važiuojamoji kelio danga gan pavojinga, nes labai greitai mašinos važinėja. Čia daug laiko sugaišau, nes žmonės malėsi, ten vaikai iš mokyklos ateina kebabų pavalgyti, bet privažiavus kitą sankryžą jau vėl atsirado dviračio juosta. Galėtų visur Vilniui padaryti tokias juostas, tai yra daug vietos neužima ir galėtų būti visokiem tiem elektriniam, nes tai yra visiškas sprogimas. Aš taip įsivaizduoju, kad net autobusą aplenkėm, įsivaizduot kebra, kaip jisai lekia šitas aparatas. Lygia danga, maksimaliai važiavome iki 40, kol neprivažiavome pirmojo tilto. Važiavus ant tilto, kaip ir kelias geras, ir kodėl tas strypas ir dar prilituotas, aš galvoju persikelsiu, bet jisai sveria. Ir čia žiauriai daug laiko sugaišom. Nu, tų laiptų irgi nesigazau su dviračiu, nes, nu, gaila dviračio, naujoviškas dviratis. Na ir mes jau privažiavome centrą, čia vos nenukirtau Bolto vairuotojo. Lygtai Tauro kalno įkalnė. Irgi dviratis 15 km per valandą išsilaikė. Važiuojam pirmu režimu, švelniai myniau, labai nepersistengdamas. Na, čia vėl tas keliukas, bet žmonių taip kaip ir nebuvo daug. Aš jau čia vėl nervuojusiu, nes į darbą skubėjimas. 12 valandų ir 3 minutės. Mes jau čia beveik privažiavome patį Grata Hotel. Čia mano būtent ofisas yra Grata Hotelyje. Nu ką, ir viskas, finišavom 12:07, reiškia, lygiai per 30 minučių užsibaigėm. Skambinam garažui, prisiparkuojam šitą žvėrį, atprikalas. Prisiparkuojam, akinam, ate, tikrai. Pažiūrėsim, ar lifte tilpsim. Netilpom. Tilpom, what the fuck? Va, kaip pastačiau užstrižai. Nice. Tai realiai užtrukom lygiai 30 minučių. Nu ką, neblogai, žiūrėsime rytoj kaip su mašina. Sveiki. Tūras Rimkus, gal žinot jį? Ir spėkit, per kiek laiko nuvažiavau. Kilometrų kažkur 10 kilų. 10 kilų per pusvalandį? Jo. Tai aš greičiau bėgu, negu tu važiuoji. Na. Dabar eisim padirbėti ir vakare sustiksime. Baigim darbą. Važiuojam. Nu va, kažkaip, bet visur telpam. Važiuokit bordiūrų, kaip fainiai pravažiuojasi. Iš pirmų įspūdžių ir buvo tas, kad labai švelniai važiuojasi. Kur nėra tokie labai geri keliai. Dabar važiuoju link senamiesčio ir papasakosiu daugiau. Na, dabar važiuosim į nuokalnę, važiuoju pirmu režimu, nes kai tą ribotuvą nusėmė, ant 5 režimo neįmanoma važiuoti. Labai jaučiasi tas greitas sukimo momentas, būtent iš vietos, švelniai važiuoti nelabai ir išeina. Neįsigaskit, kai nerašo 1000 vatų, žinokit, 705 vatų irgi labai gerai važiuojasi. O visur, kur daugiau žmonių ir šalikeliai, geriau važiuoti pirmu režimu. Šiltas oras, daug žmonių ir toks LA dviratukas. Nu, tai kaip ir sakiau, pirmieji įspūdžiai labiausiai patiko tai pakaba, nes ir ta kaina nesikandžia, ir už toją kainą mes galime gauti labai patogų minkštą dviratį. Turime viduryje suspensiją ir turime priekyje. Ir su 2 šakėm labai galima pajausti tą komforto skirtumą. Net kartais perkant už 2000 eurų dviratį net negali gauti to. Įdeda visada priekį, bet per vidurį labai retai kada įdeda. Plojimas tikrai. Labiausiai, kas priduoda to vaizdo, tai ta priekinė lempa, kurią ištestuosime vakare. Komforto pliusas, kad labai patogi sėdynėje nesikelia, bet galima atsisėsti patogiu būdu. Reiškia, didesnės kojos, tai biškiai į galą ir tos kojos kažkaip labiau telpa. O esat žemesnės, biškiai priekį ir tada labiau susilenkia koja, bet jinai tinka žemesniem žmonėm. Aš kai 1,9 m kažkur, tai man biškį toliau pavažiuoju visai nieko. Tai vad gal žiūrėt kažkas Jesse Wellens iš Los Andželo. Ar neprimena šitas dviratis Super 73? Tie dviračiai tikrai per daug kainuoja, o šitas 3 kartus vos nepigesnis. Tai pakalbėkim šiek tiek apie patį dizainą. Išskirtinumas, tai kaip ir sakiau, toks jaučiasi lyg čioperis jisai ir tokia biški paaukštinta rankena, toks visiškas čioperio filas, dar traktoriaus lempa. Visa konstrukcija tai lyg tai seno to motociklo, tokio cafe racerio, toks visiškai nesuprasi, į ką galima palyginti. Na, šiek tiek jau pavažinėjau smėlių, tikrai jaučiasi, kad galima ir užmiestį važinėti su juo. Tai turime 20 colių pneumatinės padangas ir 4 colių pločio. Max apkrova gali būti 120 kg, o pats dviratis sveria 40 kg. Tai čia tas vienintelis minusas, kuris man labai patinka, nes jis yra pagamintas iš plieno, kad tai yra sunkus metalas. Daugumų kompanijų susidaro iš to aliuminio, bet jei esi strongman, it's no problem, ne? Tai va tiek apie tą dizainą. Net fainai išvažiuos. Nors atrodo, kad kelionė įpusėjom. Pagal bateriją nelabai. Dar pilna baterijos, o mes nuvažiavome jau 15 km. Jo, čia reikia labai stebėti eismą.
Gerai, galim važiuoti. Vilniuje yra ta problema, kad jei norite pasimėgauti senamiesčiu, turite turėti dviratį, tai su dviračiu elektriniu visiškai pats tas, nu net su tokiais važinėja. Bet važinėti su paspirtuku ar su kažkokia elektrinė rielente nėra patogu trinkeliuotais keliais, tai su tokiais dviračiais labai patogu važinėti. Nieko nesakau, aš savo važiuoju, o čia spūstis. Tikrai nebandau parduoti dviračio jums. O dabar važiuojam iki katedros. One of the guys came up to the bike and told me that he wants to take a picture. Yeah, it looks good. I'm expecting to see the review. He will find it on my second channel, on my English channel. Yeah, better than Lithuanian. See, what a beautiful design. People are just coming to this bike. Have a nice day. Have a nice day with it. Yeah. Jau nuvažiavome 16 km. Niekaip neįsikrauna baterija. Aš galvoju, reiks važiuoti biškį užmiestį, nes šiame mieste tik tai pirmų režimų galiu važinėti tikrai nedaugiau. Top speedą be ištestavome, bet nuokalniai top speedas bus ant lygaus kelio. Nu, tikrai įrodymus, tai kad prie katedros atvažiavau, kad neapgaudinėčiau nieko. Jungiu 5 režimą ir bandom. Žinot ką, iš vietos bandysiu aš ir lupam. Nu, gal nepavoks mano kameros. 30, 35, pala. Nu, link kameros važiuoju. 25, 29, 30, 34, 36. Iki 3-7 km labai greit pasiekėm per kelias sekundės. Off-road speed test. Įvažiavom į miestietiško off-roadą. Tai yra žvyrkelis ir jisai aišku yra sutupdytas, bet neturiu jokių problemų, net nebijau važiuoti tiesiog su viena ranka, nes tikrai patogu ir saugu važiuoti. Tokie žvyrkeliai žinokit, kad tikrai yra saugu. Važiavom į romantišką vietą, aš su savo kamera savo vienas važinėju. Na, pakalbėkime apie antrą svarbiausią dviračio aspektą, tai yra galia. Full power baby ar ne full power baby? Norėjau dar iš tiesų tą greitį, bet visų čia žmonės važinėja, bijau suvažinėti kažką, tai žodžiu. Neįsijausim kaip į gatą gyvenimą. Taigi čia turime 750 vatų ir 7 porų Shimano bėgius, kurie yra trumpi bėgiai, įvarai su ribotu, tai čia tip to, bet jei tu nusiemi ribotu ar skrendin 40, tie bėgiai nieko tau nepadės. Jokio asisto tau nepridės. Nebent tu turėsi min kaip barsukas. Ne, to nereikia. Mieste tikrai, jeigu ramiai važinėsite, tip top. Čia bus kaip vyšnė ant torto. Na ir chebra, kad dar nesijaudintume, tai yra LG akumuliatorius, kuris jau yra ištestuotas N kartų. Tai yra visiems patikima labai kompanija. Tai dėl baterijos visiškai nereikia nervuotis, kas yra vienas brangiausių dalykų, ne investuojant į tokį dviratį. Nu ką, aš dabar pats važiuosiu prasivažinėti, nes galima įsistūmti važiuoti 135 km. Baterijos visiškai nenusėdo. Voltais rodo, šiek tiek nukrito voltai, nu bet tai normalu. Mes jau beveik nuvažiuojam 15 km. Na, dabar važiuosiu labai ilgai. Tai važiuojam. Netyčia Gintarą sutikau. Jisai man davė kažkada Mustangą, tai šiandien dabar dviratį duodu. Davė kitą Mustangą. Iš karto pabėgo. Negi kaip torpeda. Eina, ne? Kiek pasiekė topą? Kem. Jisai pats, karočią, pats važiuoja įdomiai. Ant 5 režimo, tai už tai ir įdomiai ir važiuoja. Gerai, Gintaras man reklamą padarė. Dėkui tau. Pirkit, geras dviratis. Turiu tokį patį namuose. Investuokit į dviratį. Investuokit į ateitį. Neina investicijose. Pradėsiu dirbti Bolto arba Bolto kūrį su elektriniu dviračiu. Darbas ir baigta. Lygiai iš tos pačios lokacijos iš ofiso važiuosime link namų. Dabar, kadangi bus viskas į kalną, tai žiūrėsime, kaip ši baterija susidoros. Ir bus labai įdomu, ar galima atvažiuoti, pavažinėti ir dar kartu grįžti. Taip, kad važiuojam. Biški. O Jezu, spaudžiu tą. Lifte tilpom, bet taip nepatogu. Šiaip tai va reiktų rakint geriau. Va čia geriau ir rakint. Geriausia būtų. Iš tikrųjų įdomu, kaip grįšim, nes dabar viskas bus beveik į viršų per Teodoro Narbuto stotelę. Matysim, kaip ta baterija užsibaigs. Na ir grįžta namo, kadangi gražus oras, tai aš taip kaip ir pasidžiaugiau oru. Vėl grįždami į tą didžiulę įkalnę. Bateriją važiavom ir visada įsilaikė tos dvi padalos. Nebuvo, gal vienu momentu buvo nukritus viena padala, paskui vėl dvi. Ir taip paskui galvoju, gal grįšiu atgal kitų dviračių kelių, kur dar visiškai nebuvo važiavęs. Nu, nežiūriu, tikrai dar liko padalų, jos nekrenta. Pofraudinau biškį, suspensiją išsibandyti.
pasakyti, kadangi daug paskupta suspensija, nu visiškai nuraunu stogą. Va tokiais duobėtais keliais, nu švelniai jisai pravažiuoja. Dar norėjau kartą parodyti, kad PKB tikrai yra įspūdinga. Mes jau praradome daug baterijos, bet nelabai praradome daug energijos. Mes vis dar 40 km per valandą išlaikėme greitį, kas tikrai yra labai šokiruota. Pakalbėkime apie saugumą, apie stabdžius. Turime visiškai mechaninius stabdžius, ne hidraulinius stabdžius. Aišku, hidraulas geriau veikia, bet kad ten keliom sekundėm ar kažkiek geriau veikia, nu tai nebus labai didelis skirtumas, bet pasibandom vis tiek. 20 km ir stabdom. Va, gerai stabdo, ką žinau. Pabandom dabar įsigazuoti daugiau. 30, 33, 35, 37. Aha. Jo, biškį įslydo, net galas jau čia užmetė. Ant didesnio greičio jaučiasi tas sulėtėjimas, kad nėra tokie galingesni stabdžiai kaip hidraulas, bet tai nėra tragedija. Žiūrėjau žolę, nes šiek gražiau išėjimas bus. Nuvariau kur biškį tamsiau ir iš karto matosi, paspaudu šitą mygtuką, kaip apsišviečia kelias. Pažiūrėkite į tą medį, va matot kaip gerai apsišviečia. Centruota lempa, jinai apšviečia taip tolygiai, gražiai apšviečia. Galiai įsijungia, bet galia ne taip ryšku. 3,9 km ir dar 2 padalos likę. Reiškiasi, kem 5 tikrai galima nuvažiuoti. Į Toyota kita diena. Dabar yra 10:09, kuriam ir važiuojam, žiūrėsim. Tik yra tas, kad tokiu metu nebus pyko. Galim greičiau tilpti nei 30 minučių, bet visko gali būt, Ir dar ką norėjau pabrėžti, kad tai bus visiškai tas pats maršrutas, kurį važiavau su pačiu dviračiu. Čia važiuoju auklėto, didžiausi kamščiai būna, bet šiuo metu visiškai nebuvo. Pirmas šviesoforas, prie kurio jau reikėjo sustoti, bet mes jau beveik įpusėjome. Na, čia tas, sakau, prakeiktas tiltas, kur reikėjo perstyti dviratį laipteliais. O čia mes tiesiog tai pravažiavom, vos ne offroadinis kelias galėtų pakeisti. Čia mes visiškai netoli ofiso ir mes atvykome lygiai per 20 minučių, bet tai yra visiškai nepyko metu. Tai va, suma sumarum, laukia jau kaip ir sutemo, o čia studijoje turim pilną šviestuvų visokių, tik mirga marga. Kaip ir gamintojas sakė, 45 km, tai mes panašiai va tiek ir nuvažiavom. Dėl to 135 km, aš dar pagalvočiau, čia gal turi būti labai nepavalgęs ir šiaip mažai svert. Vilniuje apsimoka į ofisus važiuoti tokiais žvėriukais. Pamirškite tas mašinas, hebra. Tiek turim dviračio takų, nuo su mašinu tiek kamščiai, bet jeigu jūs važiuojate ne piko metu, tai gal su mašinu visgi vis tiek greičiau išeina. Tai tu Vilnietė, tu esi Vilnių ir važiuoji piko metu, tai tik tai drąsiai siūlyčiau imti šį aparatą, ypač jei mieste gyveni. Na ir dabar pliusai ir minusai. Tai gal pradėkime nuo pliusų. Turime visišką pilną suspensiją, tik priekyje, tik per vidurį. Tikrai šiknos nutorinės skaudėjo. Antras, tai aišku, išvaizda. Čia toks LA vibas. Tikrai visi žmonės pastebėjo šitą dviratį. Užsidė okuliarus, tai žiūrės geriau atrodo nei BMW vairuotojai čipuotais dizeliais. Labai aiškiai matomi posūkiai. Tiek galia, tiek priekyje rodomi posūkiai. Ir stabdant įsijungia galinis žibintas. Ir pipciukas labai garsiai veikia. Galios užtenkamai 750 W visiškai nurovė stogą. Jisai labai mėgsta raut tą gazą, tai reiškia, reikia labai priprast prie tokio dviračio. Net ir ant pirmo lygio jisai šiek tiek kartais užsigazuoja. Čia viena diena ir tikrai priprasit. Na ir minusai, kas norit pirkti, užsikiškit ausis. Ne, šiaip minusų irgi tikrai daug nepasakyčiau. Vienintelis trūkumas, kuris man nepatiko, tai gal jisai gan sveria. Būna ir dviračiai yra iš aliuminio pagaminti, o čia yra iš plieno. Jisai yra šiek tiek sunkesnis. Tikrai rekomenduoju šitą dviratį imti. Dviračio linkas aprašyme. Na ir sutiksime labai greitai. Komentarai, laukiu kokį kitą modelį testuoti. O jei užmesit laiką, tai žiūrės į kitą miestą dar išlėksim. Varom.